žiūrėk, čia, aš žiūriu tokia pas čia, biški stiliuko pokyčiai tokie atsiradę nauja, ne? Taip, truputį, žinai, taip. Aha, tai biški gal, kaip čia taip atsitiko, žinai, kaip čia tu taip pasikeitei, klausyk, draugė. Žinai, ėjau vakar taip, žinai, pasivaikščiot paplūdimį ir užkliuvau paskaitą, žinai, vienam. Paskaitą? Įsivaizduoji, o ten žiūri plakatą su mergina, žinai, ir ten parašytos vidinės merginos savybės, kokios patinka vaikinams. Vidinės savybės, kurios labai mėgsta vaikinai, ne? Ir tai čia taip aktualu? Žiauri. Čia taip aktualu? Ko tu man nepaskambinai? Tai va, aš tau dabar sakau, žinai. Gerai, nu gerai, klausau. Sako, vaikinams patinka blondinės. Eik tu savo. Tai va, teko dažytis plaukus. Ir augintis ir dažytis. Bet klausyk, žinai, aš vienu korijo dalykų tikrai, žinai, džiaugiuosi žiauriai. Kad pagaliau kažkas vat suprato vis dėlto, kad blondinė tai absoliučiai yra ne plaukų spalva, o tiesiog gyvenimo būdas ir čia tiesiog širdies motyvas kažkoks tam tikras, ta prasme. Ir čia aš suprantu, kad kiti to niekada nesupras, bet aš manau, kad tas tavo va extreme makeoveris toksai visą kitą, tu supratai mane, ne? Aš tikiuosi, kad kitas merginos supras. Aha, jo. Tai va. Tai laukiu vaikino dėmesio. Aha. Iš kur gavai? Radau, žinok. Radai? Tau sekasi, supratau. Ai, žodžiu, mes dar turim vieną dalyką pasakyti. Mes pristatome savo debiutinį darbą. Kaip, žodžiu, mes žinom, ta prasme, kad čia hitas tai jau tikrai. Tai galbūt net bus kitų metų. Klausyk, sėkmė, tikrai sėkmė garantuota, žodžiu, ir jo, va, žodžiu, kaip Agnė sako, mes šitą gabaliuką jums siūlom, bet ir kaip kitų metų jau šitos stovyklos, žodžiu, himną. Jo. Tai nepamirškit balsuoti. Jo, nepamirškit balsuoti, nes mes esame iš vis tikrai pilna. Ta prasme, kaip pasakyti, mums čia biški nelygis tokiam konkurse dalyvaut, bet mes jo, taip gana faini, tai va, ir pradėsim tada šią vakaro programą. Nuo mūsų jau to, nuo to mūsų, žinai, fainiausio jau to, geriausio tokio. Ir tada, žodžiu, jau ten tie visi kiti, ne? Jo, tai. Gerai, tai, žodžiu, jo, pradeda mūsų šią vakarinę programą, žodžiu, tiesiog geras judėjimo, geros nuotaikos, žodžiu, ir tegul tikrai ružava šviesa ir auksinė plaukų spalva jums šviečia visada. O tu matai šiais metais? Jo, žinok, jo. Ten man vardadienio proga kažkaip taip išpuolė, žinai, pasitaikė va tokia diena, kažkaip fainai, žinai. Ja, ir man patiko. Ir tavo, ne, aš mačiau, kad kartu ten kaip varėm, taip. Sutikom, ja. Žiauriai fainai, žinai, kažkaip. Aš galvoju, kažkaip, jo, žinai, jo, tau ne karšta dabar? Ne, aš turiu ventiliatorių. Eik tu savo, lygis, klasė, žinai. Aš kažkaip galvoju, man tai visai čia čiotkai, žinai, tam Grybienų kurorte. Kaip tau? Man tai irgi nieko taip šiltas, saulė šviečia, ne? Jo, žinai, kažkaip labai fainai. Aš sakau, gal kažkaip tokią mintį rezgu, žinai. Mintį rezgu, primeti? Kokią mintį? Aš sakau, gal atšaukiam bilietus į Majorką. Nu, gal ir nieko būtų, ne? Sakau, gal varom kitais metais vėl į tuos Grybienus. Aš manau, kad apsimokėtų, jo. Jo. Bet su viena sąlyga. Ane? Su viena sąlyga. Kad chebrytė, jūs irgi čia atvarot. Nebūkit tundros. Taip, nestabdykit. Mes laukiam jūsų kitais metais. Aš nežinau, tai gal taip ant paskutiniųjų, ne? Varom? Varom?